Sveiki, šioje pamokoje panagrinėsime Steering Wheel ir View Cube įrankius. Kiekvieno vaizdo ekrano viršutiniajame dešiniajame kampe yra View Cube, kurio pagalba taip pat galime naviguoti. Kubą sukioti galima labai įvairiai, priklauso nuo to, kur spustelėsime. Modelį pasukti galime tiesiog sukiojant kubę pelytės paspaudimu ant apačioje esančio rato. Taip pat galima spustelėti kubo plotus ir priklausomai nuo to, kur spaudžiame, ekrane pasirodo vaizdas. Taip pat galima spausti šalia kubo esančias rodiklėlės ir taip keisti rodomą vaizdą. Laisvai naviguoti galima paspaudus kubo kampą ir sukant pelytę norimomis kryptimis, tačiau taip nesunkiai galima prarasti vaizdo kontrolę. Kad taip nenutiktų, reikia ant kubo užvedus pelytę spustelėti dešinį pelės mygtuką, pasirinkti Configure ir pažymėti varnelę ties Keep Scene Upright. Tuomet mes niekada neapversime kubo vertikalia ašimi. Kad geriau matytumėme rezultatus, nusipieškime paprastą dėžutę. Koks bus ekrano pagrindinis vaizdas, tai yra Home View, galima nustatyti ant kubo spustelėjus dešinį pelės mygtuką ir pasirinkus Set Current View as Home. Tuomet pakeitus ekrano vaizdą, grįžti prie Home View, galima tiesiog spustelėjus namelio formos indikatorių Home. Ir taip grįžtama prie to vaizdo, kuris buvo nustatytas kaip Home. View Cube gali būti kelių dydžių. Pasirinkti dydį galima ant kubo paspaudus dešinį pelės mygtuką, pasirinkus Configure atsidariusioje lentelėje išskleisti meniu ir čia galima pasirinkti Large, labai didelį, Normal, Small ir visiškai mažą Tiny View Cube. Pabandykime, kaip atrodo didelis. Štai jau užties lengvai matoma ir gerai valdoma. Configure kortelėje mes taip pat galime pasirinkti, jog kubas būtų rodomas tik aktyviajame ekrane arba apskritai išjungti kubo nuo rodymo. Pažymime Only in an Active View, OK, ir dabar matome, kad tik tai esant aktyviam ekranui rodomas kubas. Jeigu mes nenaudosime kubo, jį galime tiesiog išjungti. Configure lentelės viršuje atžymėti varnelę Show in the View Cube. Okay? Ir štai kubo jau nebematome. Kitas labai naudingas įrankis Steering Wheels. Šį įrankį galima iškviesti Shift plus W pagalba arba reikia išskleisti ekrano viršuje esantį pliuso ženklą ir pasirinkti Steering Wheels, Toggle Steering Wheels. Trečias būdas būtų meniu juostoje View sąraše pasirinkti Steering Wheels, Toggle Steering Wheels. Steering Wheel sekioja paskui pelytės kursorių. Jo rate yra parinktis Zoom, ant kurios nuspaudus ir laikant neatleidžiant pelytę galima didinti arba mažinti vaizdą. Kita parinktis yra Orbit. Tai galime sukioti vaizdą įvairiomis kryptimis. Kita parinktis Pan ir Rewind. Rewind įdomus tuo, kad galime grąžinti vaizdo ekraną į anksčiau buvusius parinktis. Tai tarsi atsukti vaizdą atgal. Taip pat galime išcentruoti objektą, pasirinkdami centrinį tašką norimoje vietoje. Kita funkcija yra Look Up, kuri leidžia apžiūrėti sceną, per daug jos nesukant aplinkui, tačiau šis režimas kiek skiriasi nuo Pan ir Orbit. Tai lyg būtų tarpinis režimas tarp Pan ir Orbit. Taip pat funkcija Up and Down, kuri vaizdą pakelia arba nuleidžia. Pagal nutylėjimą naudojamas Full Navigation Steering Wheel, tačiau gali būti ir kitas modelis. Jį galime iškviesti tokiu pat būdu, kaip ir patį Steering Wheel. Tik dabar pasirinkti galima True Building Wheel, tai matome jau kitokias parinktis, arba
View Object Wheel. Tačiau patogiausia naudotis tiesiog Full Steering Wheel. Jį išjungti galima tiesiog pažymėjus X-iuką esantį viršutiniame kampe.